Laidą pristato Auksinė mintis. Kuo geresnis visureigis, tuo toliau tenka ieškoti traktoriaus. Plačiau miestelio naujienas aptars Politikių klubas. Sveika, kolegė. Nu, sveika, kas geresnio? Aš norėjau paklausti, ar nesušalote tokiame pavasariškame šaltyje? Aha, teisingai sakai, pavasaris pagal kalendorių, o užlungas speigas kaip viduržemį. Taigi va, bet sako, nebelgai tie šalčiai mus kankins. A tikrai, kadam genis baigsis? Sako, kad Velykas pasitiksime su pavasariu. Eik tu savo, kaip smagu, bet va vėl blogai. O kasgi čia, kolegė, yra blogo? Tik žiemą baigės, už šilumų nebereiks mokėti didžiulių sumų, tai tadam kaip pernai Anis pabrangins kiaušinius prieš Velykas. A, štai dėl ko jūs pergyvenate. O tai kaipgi nepergyvensi, kai pernai kiaušinių kainas prieš Velykas išaugo, tai net baisu buvo. Na, šiųmetės šventės kišenių neturėtų per daug ištuštinti. O kodėl tu taip mysliji? Jau matau pasiekmes jūsų akise. Tas tiesa, kad pernai apie kovo vidurį kiaušiniai buvo pabrangę maždaug 5%. Ir baimintasi, kad už 10 vienetų teks mokėti ir po 7 ar net 10 litų. Bet to būkštauta, kad šio būtino velykinio atributo nepritrūktų. Bet tai buvo pernai. Nu, mama, tai kiek baisu buvo? Na, pamenu. Tuomet kiaušinių brangimą paskatino keletas veiksnių. Brangę pašarai ir energetika, trūkumas rinkoje ir ES vištų gerovės reikalavimai. Pagal juos padidintas vištoms skiriamas plotas. Leista tame pačiame plote laikyti maždaug trečdaliu mažiau vištų. Nu, matai, ES susirūpino vištų gerovę. A kad žmogaus gerovė jie pasirūpins. Per mums trečdalį žmonių gyvena ant skurdo ribos ir niekam nerūpi, kokioj tai jie vietoje ir kiek jiem ten vietos skirta. Visiems viskas gerai. Na, negerai, bet ką čia jau padarysi? Nu tai žinoma, o prekybininkai žino, kad tradiciškai prie Velykas visi perka kiaušinius, tai specialiai, kad dar labiau žmonės nusmargdyti, tabien kelia kiaušinių kainas. Na ne, pernai šalis neįvykdžiusios ES reikalavimų negalėjo eksportuoti kiaušinių. Dėl to kiaušinių trūko visoje ES. Lietuvos augintojai buvo įvykdę reikalavimus ir pradėjo aktyviai eksportuoti kiaušinius į kitas šalis. Teigiama, kad šiemet to tikrai nebenutiks. Ir kas kitas sakė, kad tu čia taip pasitiki? Na, iki parduotuvės atstovas teigia, kad dabar kiaušiniai dar netgi pinga. Jo, dabar pinga, ašgi negaliu tie punksi prispirkti Velykom kiaušinių, nes jie man tą supus. Tai ko aš supūsis kiaušiniai svečias vaišinsiu, kaip tu myslė. Na, niekas neverčia jūsų pirkti kiaušinių dabar. Palaukite, dar yra laiko. Kiaušinių netrūksta, tikimasi, kad situacija nesikeis ir per Velykas. Štai Maksimoj savaitgalį kiaušinių buvo galima įsigyti už 2 litus 99 centus. Na gerai, kolegė, nuraminai mane, bet sudarėkim, gerai? O dėl ko mes turime dėrėtis? Jeigu kiaušiniai iki Velykų pabrungs, aš tau padovanosiu supuvisus savo pernykščius kiaušinius, gerai? O ką, jūs dar turite pernykščių kiaušinių? O tai kaipgi? Tokie brungus buvo, kad nedrįsau net valgyt. Tai va, prisidažiau kelis kiaušinėlius ir tebestovi Anis nuo praeitų Velykų. Na žinot, kolegė, kaip sakoma, godumas žudo.